kelionė truks. Broli, kiek dar dienų, kol nuguls dulkės, kol tau ištars gulkis. Žodžiai teisingi kieno, pusėje tu rankoje akmuo ar dar būsi jo, kam tu teisėjas, kam rankos budelio, kam laiškas dugne budelio. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Šefė, šią mašiną, kad jūs susijęmęs esate. Oi, nieko, viskas ok, šitie pas mane visat gali užėjti. Jau ką kvieskite? Ačiū tau. Nu, vyrai, taip įsiveržėt, gal kavos, arbatos ar ko stipresnio galiu pasiūlyti, a? Nelabai laiko yra, problema iškilo. Supratau, kas per problemos? Nutiko čia porą įvykių. Klausau. Mano sesė pagrobė. O tu šūdas. Įtarėt kas? Nereikia įtarinėti, mes žinom kas. Grabas. Grabas. Ta prasme, grabas tas pats grabas? Tas pats. Och, tu šiukšlė. O tai kaip čia atsitiko? Gerai, apsėsim be detalių. Gerai, supratau, tai kuo aš galiu būti naudingas, vyrai? Argizo akmenis kas paėmė? Grabas su kaminu? Taip. Kaminą pas tave atvedė kažkoks tavo senas draugelis, jo? Taip, Karolis toks. Nu, tai žiūrėk, mums reikia išeiti ant kamino, tai gal per tavo tą draugelį kažkaip? Jūs galvot, kad kaminas jums grabą išduos? Mes neturim kito pasirinkimo. Jūs nesupranto, tokie asiliukai pagal savo panetkis gyvena, jie savų neišduoda, Viską mes žinom, gerai, davai pabandom. Nu, pabandom, bet žinokit, vyrai, nepažadu, kad čia kažkas pasiseks. Oba, demonas skana. Ko šitam gyvenime neskana. Pakelt ir sužinosim. Nu, sveikas, demonai. Malonu ir keista. Sveikas, Karolis, sveikas, kaip tu? Ja, viskas normaliai, žinok, darbai, nieko nespėjau. Jo, pažįstama. Aš neslėpsiu, aš su reikalu. Ne, nu tai smagu, kad paskambinai, aš dėl tavęs visą laiką laiko surasiu. Žinau, Karolis, žinau, dėl to pas tave ir kreipiuosi. Klausyk, gal žinai, kaip susisiekti su kaminu? O tai kas yra? Nu, šiaip tai nelabai. Kas nelabai? Karoli, kažkaip nesupratau tavo atsakymų. Nelabai supratau, ko iš kamino reikia. Žinai, mes nelabai tą ryšį ir palaikom. Nežinočiau ir nuo ko pradėti. Karoli, aš puikiai suprantu, kad tu nenori įduoti draugelio, bet čia, žinok, visai kitokia situacija. Man iš jo pagalbos reikia, o ne kažką pakenkti. Ne, nu vis tiek, žinok, nelabai žinau, ko čia tau padėti. Sorry, seni. Karoli, čia Gizas, Henriko sūnus. Davai, paklausyk tu manęs. Aš suprantu, kodėl tu nenori duoti kamino ir kodėl kaminas gali bijot bendrauti su mumis. Bet situacija kardinaliai pasikeitė, mes nebegautum kamino. Viską pamirštam su kaminu. Dabar viskas atvirkščiai. Grabas pagrobė mano sesę. Mes nebežinom, ko griebtis, mums reikia pagalbos. Gal kaminas galėtų kažkaip, padėti prisikasti iki grabo? Nu, gal ir padėtų. Kas čia buvo? Kaminai, čia tu? Taip, aš. Man reikia pagalvoti, Karolis jums perskambins. Dėk ragą. Grabas pagrobė mano sesę. Mes nebežinom, ko griebtis, mums reikia pagalbos. Gal kaminas galėtų kažkaip, padėti prisikasti iki grabo? Nu, gal ir padėtų. Kas čia buvo? Kaminai, čia tu? Taip, aš. Man reikia pagalvoti, Karolis jums perskambins. Dėk ragą. Eik tu, tai jie viską suplanavę buvo. Karolis iš anksčiau žinojo. Nebūkit jūs naivus. Jūs ką tikitės, kad čia iš vis visi su jumis labai bendradarbiaut nori? Džiaukitės, kad iš vis kontaktą laiko. Nu jo, čia jau šis tas, bet dabar reikia laukti, kol tas teiksis persigalvot. O tu tėvui nepraneši? Tu žinai, gal aš tos kovos dabar ir išgerčiau. Aš tai gal kažko stipresnio norėčiau. O tu ko išgertum? Aš negeriu.
Nesupratau. Kas čia buvo, ką? Tu ko tu su jais sutikėjai kalbėti ir dar šitą savo korišų pastatą daryti? Visų pirma, aš niekam dar nieko nepažadėjau. O vis antra, tas korišas man pats pastavą padarė. Kada? Kada? O dabar? Nu jo, gal šir keičia situaciją. Tu ką galvoji daryti? Nežinau. Nu, už dyką aš tai nieko nedarysim. Ir dar kur garantija, kad čia vėl nebus podstava? Ne, tai reikia stikti neutralioje aplinkoje, žinai, tikrai nepasiję. Nu ir dar apsaugos tu reikia. Tai gal Oskarui paskambinu. O, su Oskaru čia gera mintis. Davai. Pronto. Pronto, pusbroli. Nu tai ko skambini? Ką, honorarai jau visą pragėrė, ar ką? Ne, taigi tu mane žinai, kai mokytai netrunkė. Šitą, jeigu rimčiau, čia varkė tokia yra. Nu, pasaugot reikia. Jo, nu davai, pasakok. Nu ką, ačiū labai, labai skanu buvo. Gal ir pakartosi? O, ne, dėkui, tikrai. Prisivalgiau, bet tikrai labai skanu. Aš labai seniai naminio maisto tokio valgiau. Kas darė? Taip, Oskarai. Maručiai kaip gyvas? Dėkui, dar visai gyvas. Vakarieniaujam. Skanaus. Gal į pabaigą? Nu, jeigu atsilaikysiu nepakartojęs, tai tada į pabaigą. Gerai. Tai tu šitą baig havat ir atvaryk iki ofiso. Reikalas yra. Ką taip dabar iš karto? Maručiai, ko tu toks nustebęs, ką? Aš tau sakau, elektrinis atvejis, o tu kaip nekalta mergelė. Ką taip iš karto? Žinai, kad žmonių trūksta. Nu gerai, bet su viena sąlyga, aš atsivedu vieną žmogų. Jisai nori dirbti su mumis. Jeigu tu už jį atsakai, tai veskis. Gerai, viskas, baigiam ryšį. Reikalai dega. Ne, Maručiai. Klausyk, dar ne viskas. Šitam reikale dalyvaus Karolis. Taip, kad tu nesutrik ir nesupyk, būk geras, gerai? Davai. Nu, va, Švarcai, norėjai dirbti, važiuojam. Kur važiuojam? Viskas vyksta daug greičiau, negu tu ir aš galvoju. Komandorai kviečia tave jungtis. Tu nieko prieš? Ne, varykite, jeigu reikia. Važiuokit, greičiau, mes pasišnekėsim. Paskutinį kasnį ir varom. Merginos, auksinės rankos. Kulinaras iš prigimties. Ačiū. Sorry, čia mano mašina, tai žinai, sena tokia, neišsivalau, aš net nespėju. Šiaip reikėtų naujos pasiieškoti. Oho. Greičių dėžė. Nu, nesiparik, Maručiai, nusipirksi tą mašiną. Klausyk, tu man geriau papasakok apie Oskarą ir komandorus. Man pačiam įdomu, kur aš čia dirbti įsipaišiau. Tai apie komandorus tu turėjai girdėti. Jie anksčiau tokiam Cooperiui priklausė. Bet dabar jisai reikaluose nedalyvauja. Jo, Cooperį aš žinau. O kur jis dabar? Feldėjai žino. Vieni sako, kad prasigėrė, kiti sako, kad Dievą atrado. O kurią versiją tu tiki? Kodėl negali būti abi? Nu, jo. Nu, Oskaras? Oskaras jau pusbrolis. Nu, aš su juo nuo mokyklos laikų dar pažįstami. Toks dėktukas, toks, žinai, užsiplėska greitai, isterikas. Nu, bet to pačiu ir sąžiningas, doras, toks, žinai, atviras. Niekad nieko į vatą nevinioja. Nuskamba neblogai. Pamatysi, viskas bus gerai. Kokie operatyvus, maladės. Žiūrėkit, batukų nesiaukit. Sveikas, Oskarai. Susipažink, čia Švarcas, aš to apie jį kalbėjau, bus naujas žmogus. Aš už jį atsakau. Tai sakai, Marušis už tave atsako. Tai gal Marušis tavo ir algą mokės?
Nereikės nieko mokėti, aš pats užsidirbsiu. Matysim. Prisėskit, tai sulauksim ir kitų ponų. Sulaukėt? Tik žinai, kokie čia ponai. Paklausyk tu, jeigu tu dar kartą man slapčiai pilsi šnapso, aš tave užmušiu, supratai? Ei, kokio šnapso? Ką čia tu Ar tu supratai mane? Aš tave užmušiu. Hebra, baigit rasborkės. Gerai, supratau. Sėdam ir konkrečiai pasišnekam. Ko ir kada iš mūsų norit? Žiūrėkit, tai Fergizo Hebra nori pasikalbėti su Kaminu. O Kamino naparnikas Grabas yra pagrobęs Fergizo dukrą ir dar padaręs pats tavą Kaminui. Nu, tai vat, Kaminas Rameduš ir sutiko pasikalbėti su Fergizais. Nu, bet. Kas bet? Prie ko čia mes, kam tada apsauga? Nepasitikiu šitą Hebrą, juodai nepasitikiu. Už savo pagalbą aš paprašysiu atlygį, patikėk, normalaus. Dėl atsiskaitimo nekils problemų, vyrai, garantuoju. Reiktų tikėtis. Mes irgi valgyt norim ir už kažką sąskaitas apmokėti reikia. Valgyt reikia. Gerai, klausykit, tai koks būtų planas? Tai koks čia planas? Pradžiai paskambinam, susitarėm dėl susitikimo vietos, laiko. Nu jo, faktas, kad ne centre. Nu, faktas. Nu, tai gerai, skambinat, derinat ir pajekali. Kas skambina? Opa, Karolis. Klausau, Karoliai, įdėmiai. Nu, labas dar kartą. Šitą Kaminas pagalvoja. Kaminas ne tik pagalvoja, Kaminas ir už save kalbėti gali. Padėsiu aš jums, bet yra sąlygų. Klausom įdėmiai. Paslaugos nebus už dyką. Už grabo vietų suradimą 25 gabalai. Tinka? Ne, šitaip netinka. Keliam iki 50 ir jūs padedat surasti sesę. Tinka. Nu, puiku. Tai kaip dabar viską organizuojam? Tai pradžiai susitikti reikia ir aptarti. Vieta mūsų, koordinates atsiųsim. Po valandos. Bet žiūrėkit, kad be nesąmonė. Sutarta. Nu ką, ruošimės? Įsigas čia aš. Gal ir nesąmonę pasakiau, manęsgi čia labiausiai ir bijai. Liesi. Nieko nesakysi. Kaip nori. Jokios prievartos nėra. Žinai, aišku, pašnekovas gal iš manęs ir prastas, bet patikėk, ne pats prasčiausias. Žinai, apie knygas gal su manim ir nepašnekėsi, bet vat apie gyvenimą aš savo galėčiau daug papasakoti. Aš nežinau, kaip tave nuraminti, bet aš tau nieko blogo nesiruošiu daryti. Patikėk manim, man tik tai tavo tėvuką reikia pagazdinti. Biškelį šaipų iš jo ištrešti. Kad aš labai tikiuosi, kad tu nesąmonę nedarysi ir man padėsi. O šiaip, kuo greičiau aš savo tikslus pasieksiu, tuo greičiau galėsi ir tu keliauti namo. Imk, suvalgyk, tai numirsi man dar čia iš bado. Tai tarp kitko, bananai. Jo, man yra pats geriausias kriterijus, pagal kurį aš matuoju, kaip gerėjo gyvenimas nuo mano vaikystės iki dabar. Nes kai aš buvau mažas vaikas, tai aš nuolat skaičiuodavau. Kiek aš esu per gyvenimą tipo suvalgęs bananų. Nu, ant tiek jie buvo retenybė. Labai dažnai dar tas skaičius būdavo 0,5. Nes kartais reikėdavo tą bananą dalinti su broliu per pusę. O dabar
Gali valgyti tų bananų, kiek nori. Gali iš vis nieko nevalgyti, tik tai bananus. Supranti, nieko blogo nenutiks, nebent ant sveikatos. Zik, valgy, kad ar man ginklą išsitraukti. Tai aš juokauju. Nori nevalgyk. Nori valgyk, čia prievartos nėra. Kitko gal kažko nori. Neturi apetito. Na, žodžiu, tyliu. Mačiau, kad pirkai pieno. Pirkau. Gal galėčiau pieno? Pieno. Aš valgau bananus su pienu. Žinau, žiauriai keista. Normaliai, kodėl? Aš pažįstu vieną žmogų, kur valgo bananus su batonu. Taip. Atnešiu tau pieno ir batono. Keturiese? Tai silpnokai pasiruošę vyrai. Pažįstamų veidų matau. Sveikas, Markai. Tai kaip sekas šiukšlė? Tėvui paskambink, pasiklausk. Ateik čia, nu, ateik čia. Ateik čia, ramykis, sakau. Davai, ramykis. Dar dirbt nepradėjau, tu viskas klausai. Stovėk! Tu gali man papasakot, kas ten iš tikrųjų įvyko? Apie ką tu? Kaip tu mano namuose atsidūrė? Prirakintas antrankiais. Gyvenimas labai sudėtingas, bet ir kartu labai įdomus dalykas, kad čia bet kas bet kam gali nutikti. Jo, tai aišku. Tikrai vienoda tikimybė, kad tiek man, tiek tau, taip gali imti ir atsitikti. Bet skirtumas tik tas, kad aš buvau prirakintas, o tu ne. Tas tai jo. Bet man vis tiek yra įdomu, kas ten vyko.